Žodžiu, dėl Utmos renginio, Discord'e mane jau Aš irgi šitą pasirodžiau. skleidžia melagingą informaciją apie mane. Ką jūs, kurva, pysit protą? Kas tas, kurva, Ant ekrano tą pakeitimą. Discord'e Ultra Violence, kas čia per piderasas Ibanas? Girdi Ultra Violence, nežinau, ar tu boba arba hūras, man nesvarbu, aš tavį invalidų padarysiu ir darysiu. Tokį myli. Dabar žiūrėk, čia yra kvestionuojama, ar jis yra geras žmogus ar ne. Ir dabar žiūrėk, kaip ką tik Emilis Kaip jis paneigė. Pažįstama pasakoja, kad vaikas matė Emilį Jokūbą einant su apsauginiais per Utmą ir paprašė maloniai, ar galėtų nusifotografuoti. Emilis Jokūbas nesureagavo, tai apsauginis jam sako, tave kviečia vaikai. Emilis Jokūbas atsisuko į juos ir sako, pyskit nahui. Apsauginis prie ir dar pasakė, atsiprašau, šiandien nepavyks. Aš nesu gyvenime atsisakęs nusifotkinti su žmogum. Aš nesu sakęs gyvenime jokiam žmogui viešoje vietoje pūstų nahu ir taip toliau. Aš realybėje visai elgiuosi ne taip, kaip čia nais podcast'e. Aš esu geras žmogus, laikausi savo vietoje, visada maloniai apsikabinu, nusifotkinu, ko reikia, paaišneku. Kad siūščiau nahui, ką jūs, kurva, pysat? Ne, aš negaliu patikėti. Aš galiu patikėti, kad Emilis kažką nahui Jūs, pasisakė. kurva, žodžių įsimėlė į banką, nesugirdėjęs iš jo. Striohalas, kurva. Jūs invalidais reiktų padaryti už tokias melagystės. Pidarasai. Pyskit nahui, sako, blėt. Aš sakiau, pyskit nahui. Jo, Niekad taip Tu nesakiau. diskordinė šliūcha, blėt, į baną, apsišykus, papais nutampytais, blėt. Ūlė, tu kurva stora, blėt. Su pilvu nudrybusiu, nahu. Ką tu, kurva, kuri istorijas, blėt. Ašgi per IP adresą atseksiu, kas čia komentavo. Aš, kurva, užmyšiu galvą, tavo chatą padegsiu, nahu. Sunikinsiu aš tave, blėt. Bet šiaip nesi blogas žmogus. Ne, ne. Jo, prašau, negadinkit gero Emilio